1999 metai, Kolumbaino mokykla, Denveris, JAV. Nušauta 12 mokinių ir 1 mokytojas. 2007 metai, Jokelos vidurinė mokykla, Suomija. Nužudyti 8 moksleiviai, dar tiek pat sužeistų. 2009 metai, Vinendenas, Pietų Vokietija. Nušauta 15 žmonių, dar 9 sužeisti. Tai nėra teroristinių išpuolių ar nelaimingų atsitikimų statistika. Tai yra smurto proveržiai žmonių, kurie yra patyrę patyčių kančią. Nusivylimas gyvenimu ir noras atkeršyti privedė juos prie šios nežmoniškos agresijos. Kol kas Lietuvoje panašių įvykių dar neįvyko. Tačiau ar tikrai mes darome viską, kad taip mūsų šalyje neįvyktų? Jei visuomenės dar nepasiekė tokie kraštutinumai, nėra jokios garantijos, jog viso to pavyks išvengti ateityje. Statistika rodo, jog 70% Lietuvos moksleivių patiria patyčias. Lygiai tiek pat jaunuolių tyčiojasi patys. Lietuva šiuo rodikliu pirmauja visoje Europoje. Susimastyti verčia pasaulyje nuskambėję išradingi pasityčiojimo būdai. Laužomi daiktai, deginamos striukės, vaikas įmetamas į konteinerį, paliekamas pažemintas ir išsigandęs, stumdomi kažko užkliuoja vaikai, spardomi iki sąmonės netekimo, badomi peiliu ar net šaudomi. Taigi, ponios ir ponai, kyla klausimas, kodėl mums taip patinka smurtauti? Esu įsitikinęs, kad ši agresija yra susijusi su mūsų socialinė ir istorinė praeitimi. Lietuva, ilgus šimtmečius garsėjusi kaip tolerancijos židinys, šiandien yra tarp tų valstybių, kuriuose klesti nepakantumas kitokiam žmogui. Tokį netolerancijos proveržį lėmė 50 metų veikusi totalitarinė sistema, sukėlusi labai rimtas pasekmes, kurias dėja jaučiame iki šiol. Net kelios žmonių kartos prarado gebėjimą grįsti tarpusavio santykius pasitikėjimu, pagarbos, supratimo dvasia. Tokį demokratišką bendravimą pagrįstą teisių ir pareigų vienybę pakeitė kitokie santykiai. Pagrįsti tuo, kad vieni užvaldo, o kiti tampa valdomi ir žeminami. Įsivyravus tokiam bendravimui tarp individų ir jų grupių, neišvengiamai iš vienos ar iš kitos pusės kyla patyčios, smurtas, pažeminimas, nes abi pusės jaučia bejėgiškumą. Nuo bejėgiškumo, gerbėmieji, iki smurto vienas žingsnis. Prievartos ideologija, persismelkusi visas gyvenimo sritis, tapo kasdienybė, norma. Žmonės pradėjo manyti, kad taip ir turi būti, todėl tapo abejingi aplinkui klestinčiam blogiui. Dėl šių priežasčių į mūsų visuomenę smelkėsi vis didesni smurto ir patyčių protrūkiai. Tokie iškreipti santykiai tarp individų, būdingi daliai visuomenės, lemia jos moralinę degradaciją. Noras tyčiotis iš kitų ilgainiui gali peraugti į kitokį, agresyvų ar socialiai nepriimtiną elgesį vyresnesniame amžiuje. Dr. Olvėjaus duomenimis 60% berniukų, kurie aktyviai tyčiojasi mokyklose vyresniame amžiuje, iki 24 metų padaro bent vieną nusikaltimą, o 35% 3 ir daugiau. Tuo tarpu žmonės, kurie yra žeminami ir niekinami, yra labiau linkę pakelti ranką prieš save. Liūdna statistika byloja, kad kasmet Lietuvoje nusižudo 50 studentiško amžiaus jaunuolių. 10-eriopai daugiau bandžiusių nusižudyti. Savižudybė viena dažniausiai pasitaikančių jaunimo mirties priežasčių. Taigi, ponai ir ponios, ar mes tikrai norime Lietuvos, kurioje mūsų vaikai taptų savižudžiais ar nusikaltėliais? Puiku, kad Lietuva pagaliau ima suprasti, jog taip gyventi toliau nei visuomenė, nei valstybė nebegali. Vis dažniau kalbam apie patyčias ir jaunimo savižudybės. Šiuos skaudulius iškėlus kaip esminės visuomenės sveikatos problemas pradėjome ieškoti vaistų šiam agresijos virusui. Iššūkį metė ir jauni žmonės, sukūrė vaikų liniją, kuri pradėjo itin sėkmingą veiklą patyčių fronte. Taip pat Lietuva bendradarbiauja ir su užsienio valstybėmis. Todėl Lietuvoje neseniai pradėjo veikti Dr. Olvėjaus smurto ir patyčių prevencijos programa, kurios įgyvendinimo rezultatai kitose šalyse stulbinantys.
Deja, šioje srityje stebuklų nebūna. Tačiau per tam tikrą laiką, susiformavus pilietiniai savimonį ir politiniai valiai, finansiškai remiant ir atsakingai vykdant mokslo žiniomis pagristas prevencinės programas, pasiekiami tikrai aukšti rezultatai. Lietuvos dvasia yra pati tolerancija ir draugystė. Ji tą įrodė per savo tūkstantmetinę istoriją, niekuomet nesiekdama supriešinti žmonių bei įvairių pasaulėžiūrų. Juk užtenka perskaityti didžiojo kunigaikščio Gedimino laiškus. Krikščionims leidžiu garbinti Dievą pagal savo papročius, Lenkams pagal savo apeigas, Rusams pagal savo papročius, o mes garbiname Dievą pagal savo apeigas. Ir visi turime vieną Dievą. Tačiau skaudi mūsų tautos okupacija privertė pamiršti šios idealus ir tapti abejingus patyčioms bei smurtui. Nors mes jau judame tinkamą linkme, tačiau šviesa tunelio gale dar toli. Mes turime suprasti, kad savo įsivaizduojamo pranašumo demonstravimas yra ne kas kita kaip silpnumo požymis ir kad kiekvienas individas turi teisę būti savimi. Gilias tolerancijos tradicijas menančioje šalyje mes visi turime iš naujo mokytis būti tolerantiški ir parodyti pasauliui, kad Lietuva tai šalis, kurioje kiekvienas žmogus gali jaustis saugus ir gerbiamas.